kažkaip norisi reaguoti į tos buvusius pranešimus, tai, nežinau, šiaip, kaip ir viskas gerai, ir net, faini žmonės, bet šiaip įsivaizduokit, pavyzdžiui, jeigu Vilius nedraugas, o kaimynas, su kurio nesutarėt. Ir tas atkaklumas toks, kažkaip iškart kitaip nusispalvina, ar ne, ten nesutarėt dėl laiptinės remonto, arba kažkokį triukšmą padarėt, arba netyčia, ką nors ne pagal reglamentą statybų. Tai Vėliau. Nesame mes draugai, bet nebūkim ir priešai. Gerai, kažkaip po renginio. Gerai, sutarėm. Girdėjot? Aš bent jau saugus. Gerai, buvo čia labas vakaras. Taip, buvo čia tų tokių bandymų gražinti į vienokią ir kitokią praeitį, tai aš mus gražinsiu turbūt į tolimiausią praeitį iš visų pranešėjų, tai nežinau paskutinė pranešėja, kur ten mus gražins. Nes aš esu 90-ųjų vaikas, užaugau 90-aisiais, kai buvo man 11 metų, griuvo ta geležinė uždanga, nepriklausomybė buvo atgauta. Ir pakelkit rankas, kas iš to laikmečio, kas patyrė tą. Tiek, o kur kiti mirė jau? Čia kokie 15 gal žmonių tik tai? Eina savo. Kažkaip, gerai. Tai aš tada galiu pasakoti apie tos žmonės, nes jūs nepažįstate tos kartos. Tai ta karta tokia truputį jautresnė buvo supančiai daiktiniai aplinkai, nes formavosi tuo periodu, kai nebuvo principė nieko pasirinkimo ir tada staiga iš tos geležinės uždangos staiga atsidūrė laisvoji rinkos ekonomikoje, kur staiga viskas galima. Ir žmonės labai įvairiai su tuo elgėsi. Tai aš buvau tas, kuris, visi žinojo, kad labai gerai turėti videomagnetofoną, centrą muzikinį, kolonėlės kuo didesnės, mikrobangų krosnelę. Ten, matot, viršui. Nežinau, iš galo ar matosi, bet čia yra pavaizduota. Ir viskas turėjo turėti pultelį, nes čia buvo labai gerai, labai didelė svajonė ir faktas, kad nebuvo įmanoma visko turėti. Tai arba vieną, arba kitą tą daiktą turėdavo žmonės savo namuose. Aš norėjau visko ir visi norėjo visko, nes tai buvo lygų laimė, kai turi viską. Tai aš pradėjau taip medituoti ir svajot piešdamas juos, įsivaizduodamas, kad jie mano ir tai buvo tokia projekcija, tokia kelionė į tą pilnatvę, į tą laimę. Ir neapsiribojau buitinė technika, buvo ir kedai. Tai vaikas būdamas paišiau kedus ir įsivaizdavau, kaip aš juos aviu ir kaip aš esu tiesiog pilnatvę gyvenimo turintis žmogus. Ir kažkur tai bedarant pakeliui sužinojau, kad tai yra dizainas, ką aš darau. Ir nusprendžiau ir buvau paskatintas kitų žmonių stoti į Vilniaus dailės akademiją į dizainą. Ta ir padariau. Ir vis dar čia 90-ieji. Jau pabaiga 90-ųjų, tai vyksta stojamieji ir 3 dienas truko, tai visai neblogai, čia apie kiaušus irgi galėsim pakalbėti, jau mes draugai vis tiek. Tai 3 dienas atranka, nardyti nereikėjo, bet reikėjo įvairias užduotis atlikti, piešimas, tapimas, nebe taip skamba kažkaip, ne? Ir buvo viena užduotis paskutinę dieną projektavimas. Ir projektavimo užduotis buvo suprojektuoti arką. Ir viskas. Tai savaime sunku, nes arka be kriterijų, nieks neaišku ir reikėjo kažkaip nustebinti visus, tai aš tokią suprojektavau. Nežinau vėl ar matosi iš galo. Tai gerai. Arka, matot. Tai vėl primenu, 90-ųjų pabaiga, moderniausias pastatas tuo metu Vilniuje buvo vis dar Lietuvos viešbutis. Nebuvo, ar ne, ten kažko labai kitaip, tai dėl to tą arką tokia labai neteiskit. Ir pirmiausia, nutariau pasipaišyti eskizus, tą aksonometriją vadinamą nusibraižyti, maketą padaryti ir tada pradėjau projekcijas braižyti, likus pusei valandos iki pabaigos. Ir braižau. Čia tokia truputį redukuota versija, kad jums paprašiau būtų be matmenų, be nieko, kad neapkraut. Tik kolona, žodžiu. Tada tas skliautas metalinis iš juostų, ar ne 3 skirtingų ilgių, tai iš šono, tada iš priekio, ar ne vėl tos juostos
projekcijas iš priekio, ar ne, kolonos dvi atsiranda, tai čia visas vaizdas iš priekio ir likus kažkur 10 minučių, jau pradėjau truputį nerimauti ir pradėjau braižyti iš viršaus. Tai nežinau, ar yra kas nors čia prie dizaino, kas biškai orientuojasi brėžiniuose. Viena kolona, antra kolona, skliautas iš viršaus ir trumpesnis skliautas. Ir žiūriu aš, liko 5 minutės ir suprantu, kad nieko nebepakeisiu, tai beliko tik tai džiaugtis, kad nenutariau apauginti kolonų vijokliais, pavyzdžiui, arba kažkaip kitaip pasielgti su viduriniaja skliauto dalimi, ją padaryti siauresnę, pavyzdžiui, kas turi tą erdvinį mąstymą, tai įsivaizduoja, kaip tai galėjo būti. Tai feilų tai nepavirto. Įstojau į Dailės akademiją, 2 numeriu. Tai baigiau akademiją ir išėjau į rinką, į darbo rinką. Ir prie daiktų dizaino taip daugiau ir nebeprisiliečiau. Nei būtinės technikos, nei kėdų, nei arkų nebebuvo. Viskas nukeliavo į grafinį dizainą ir vienas iš, ne pirmųjų, bet jau tokio truputį rinkoje pabuvusio žmogaus, bet didelių projektų, vienas pirmųjų didelių projektų, nes jis truko kelis metus, buvo vadovėliai. Pradinukam, nes aš pasirodo ir piešt, atradau Dailės akademijų, kad ir piešt moku labiau, ne dailės, prieš stojant, ar ne? Ir pirmieji vadovėliai pirmokam ir tie tokie maketo atvartai, ar ne? Iliustracijos, sukomponuoti tekstai ir visi kiti dalykai. Dabar, kas sėdi labiau čia tose pirmose eilėse, paklausiu, kas čia ne taip? Kas? Žali veidai. Ir aš tai to nežinojau, kad veidai žali. Dabar pakelkit rankas tie, kas vyrai labiausiai, kas nematot, čia matot burbuliukų visokių, bet daugiau nieko. Pakelkit rankas. Eina savo, ir aš vėl vienas. Turėtų būti, statistika sako, kad 8% vyrų neskiria spalvų arba atspalvių, dažniausiai žalsvų ir rausvų. Moterų yra tik tai 0,5% tokių, va čia jums lyčių lygybė. Ir aš nematau, nieko, man čia burbuliukai. Ir aš tai sužinojau tik tai, kai išėjo vadovėlio tiražas su žaliais žmogeliukų veidukais. Ir dėl kažkokių priežasčių leidykloje nieks to nesustabdė. Tai kažkur yra kotiruojama, bet čia nuseni. Šiaip aš bandau tik vaizduoti kažkokį drąsesnį žmogų, bailys esu, nes ne vienas nėra atvejis naujesnis negu 10 metų. Šis senas istorijas pasakoju, nes mažiau skausminga. Tai, žodžiu, po to taisėm, taip, jau kai iškeliavo, visi suprato, kad čia okei, reikėjo sustabdyti. Ir išmokau spalvas skirti pagal spalvų kodus. Ir toliau sėkmingai darbavausi ir vis dar šiai dienai prisiliečiu prie dizaino sprendimų, daugiau strateginių, bet vis tiek. Va čia dabar mano pasaulio matymų įrankis. Keliaujam toliau. Istorija su spalvom čia nepasibaigė. Tai buvo tokia freelancinimo patirtis su žmona. Bendradarbiaujant, vis dar besitėse, bet kažkurio metu įsiliejau į agentūros veiklą. Ir vienas iš pirmųjų agentūrų projektų buvo pakuočių dizaino projektas, ūkininkas vienas atkeliavo ir užsakymas, ar ne, yra produkcija, visokios daržovės reikėjo supakuoti. Ir mes tokie visi entuziastingi, racionalios kūrybos šalininkai, tai reiškia, ne šiaip būrėm dalykus ten susapnuojam, bet viską taip išmastam racionaliai, įdarbinam prieš tai tyrimą, ar ne, tada kažkokius kriterijus įsivardinam ir taip toliau, įžvalgos ten, ėjo dizaino komanda į parduotuves, šnekino žmonės, kas jiems svarbu, kai jie perka ir taip toliau. Ir turėjom krūvą įžvalgų. Viena iš įžvalgų pagrindinių buvo, kad mums tiesiog reikia produktus išskirti iš konteksto. Tai paimkime spalvą, kuri yra labai kitokia,
ir supakuokime tą daržovę, jinai atsiras tame kontekste daržovių ir bus labai matoma. Nu, taip labai genialu. Nematau pritariamųjų. Taip. Bet visi jūs, nukeliavę prie parduotuvių lentynų, visai kitaip elgėtės kažkodėl su šituo genialiu sprendimu, nes nepirkot tų morkų ir nepirkot taip stipriai, kad jas teko išimti ūkininkui, net turbūt ne pats jis išėmė parduotuvę, tiesiog išmetė, nes nieks nepirko jų. Ir mes taip pat 100% neturim tokio garantuoto atsakymo, bet taip yra ir žinoma ir manoma, kad prie to labai stipriai prisidėjo ta kita spalva, nes matyti žmonėm nesaugu buvo pirkti morkas, kurios išsiskiria iš konteksto, nes tikisi jiegi morkų oranžinių. Tai dabar po truputį grįžinėja šiaip morkūnas. Parduotuvių lentynose nemačiau, online'inėse parduotuvėse jau mačiau, bet su ta pačia pakuotė. Tai gal jūs jau pasikeitėt. Gal jau pripažinot, kad čia genialus sprendimas. Gerai, su tuo tokiu labai dideliu indėliu, tokiu stengimusi padaryti dalykus ir galbūt persistengimu yra kita istorija. Čia yra kūrybinės jungtis asociacija ir jos logotipas, kur darėme kartu su žmona Rūta. Ir sudėjome visą savo išmonę, visą savo talentą ir vėl tai yra genialu. Ir to sužinosit kodėl. Nes kūrybinės jungtis manifestuoja kūrybiškumą. Ir tokį kūrybiškumą, kurį galima išmokti. Ne tą, kur prigimtinis, ar ne, kur tik tai išrinktieji gali būti kūrybiški. Aš tokį truputį susitarimą turiu padaryti. Simona, pirmas pranešėjas 10 minučių sutaupė, aš jas įimu. Gerai. Taip, kūrybiškumas, kurio galima išmokti, ar ne? Ir jisai yra net į kūrybiško mąstymo įpročius dalomas. Tai kaip vaizduotė, smalsumas, atkaklumas, nuosekli praktika ir bendradarbiavimas. Tai supranta terpę, kokia galimybė kūrybiškumui pasireikšti. Mes nutarėm, kad padarykime dinamišką logotipą, kuomet žmonės, asociacija neturi savo narius, turi metinius suvažiavimus narių, kiekvienais metais atvažiavę nariai į tą susirinkimą gaudavo po šabloną, kuriame turėdavo identifikuoti, kurį mąstymo įprotį identifikuoja kaip svarbiausia jiem ir kaip vertina savo personalinį kūrybiškumo mąstymo įgūdį, pažymėdami masteliu apskritimo. Ir taip mes turime rezultatą, tokį logotipą, kuris kiekvienais metais būdavo vis kitoks, nes žmonės vis kitaip pavaizduodavo. Dabar turiu klausimą jum. Tai kas čia ką tik buvo? Kas norėtų atkartot, papasakot apie ką čia? Logotipo konstrukcija. Ką jūs čia matot? Varžtai? Tai jo, čia turbūt geriausia interpretacija, kokią teko girdėti, bet taip, faktas buvo tas, kad niekas nieko nesuprato, žymėjo tos ant šablonų dalykus, žmogui, kuris nemato viso to užnugario iš vis be šansų suprasti tą visą istoriją, kaip čia atsirado šitas vaizdas, ar ne, ta prasme. Ir kiekvienais metais dar negana to, tas logotipas skirtingas, tai reiškia, jeigu tušinukų pasigaminam, jau skiriasi kitais metais, ar ne, tai po 2 ar 3 metų, ne, po 3 metų tiesiog pataisėm. Nieks nebesikeičia, nieko ten žmonės nebežymi ir galbūt tai nėra feilas, ar ne? Gerai, dabar dar viena istorija tokia apie, ir vėl apie tą tobulumą. Atsidūriau savo karjeros kelyje Baltų lankų leidykloje, žino tokia leidykla, ar ne? Dizaino vadovo pareigose, čia jau nebe 90-ieji, jeigu ką. Ir tai visokių ten leidinių su įvairiais lūkesčiais, neretas ten ir kažkokį komercinį lūkestį leidinys turėdavo. Ne visą laiką turi minti, būdavo galima kažkokią savirealizaciją užsiminėti, reikėdavo kompromisų ar ne su tuo tokiu supratimu, ką pirks, ko nepirks ir taip toliau. Ir atsirado toks turinys, kurį galima
savo leistų to leidinio elgtis laisviau. Ar ne? Galima, ta kūrybinė laisvė atsirado. Nes esu kitų finansavimo šaltinių ir taip toliau. Ir aš suprantu tą galimybę, ar ne? Nes aš esu dizaino vadovas, visai naujas ir šiaip jaunas. Tai yra mano asmeninė reputacija, ar ne? Ir dar ta galimybė, apie kurią žino visi kiti, kad aš galiu daryti bet ką, tai reiškia ir lūkestis projektuojamas, ar ne, atitinkamas. Nu ir suprantu, kad čia yra leidyklas leidinys, ar ne, tai jisai iškeliaus į knygų mugę, ten įvairios bendruomenės jį ten vienaip ar kitaip vertins, man jautriausia faktas yra dizaino bendruomenė, nes tai yra mano burbulas ir noriu būti fainas. Tai dariau, stengiaus, ar ne, visas tas dizaino sprendimų ir taip toliau, ir vienas iš sprendimų buvo parinkti popierių vidaus, vienokį, viršelio kitokį, viršelio tekstūrinį popierių, kurį būtų galima taip labai maloniai ir jautriai rankoje laikyti, kuris suteiktų išskirtinį tokį bruožus, išskirtinius pačiam leidiniui. Per kelis popieriaus tiekėjus buvo išsirinktas tas vienas popierius, ar net su visais važinėjimais ir taip toliau. Ir spaustuvė atiduotas užsakymas. Ir ta lauktoji diena atkeliauja dėžės su leidiniu, išpakuojam. O ten, jūs tai skirtumą nematot šiaip, aš turiu leidinį kuprinį, matote, ne? O ten, taip, leidinys atspaustas, bet to popieriaus išmylėto, išjausto ir ant kurio buvo pakabinta visa ta reputacija ir mano asmeninė ir leidyklos nėra. Yra pats pigiausias kartonas, kuris žinot, kur dar ten su nagu pabraukus ir tepasi, nu ir liūdesys, ar ne, tai aš dizaino vadovas, ar ne, mano reputacija, leidyklos reputacija, ir aš priėmiau sekantį sprendimą. Priimti iš spaustuvės brendžio butelį. Už tai, kad jie padarė broką, už tai, kad nesužiūrėjo gamybos linijų, kad net tas popierius pakliuvo į tiražą, nusprendžiau priimti brendžio butelį. Ir net ne pačio brangiausio, kaip matot. Taip, istorija nenauja, sena, bet galbūt dėl to, o gal ir nežinau dėl ko, gal reikia pas terapeutą eiti, bet nežinau kodėl. Neturiu racionalaus atsakymo, kodėl tai pasilgiau, kokios ten tos aplinkybės buvo. Nu bet va, viskas va, taip, ta reputacija ir orumas ir dizaino, dabar pagalvojau, aš ten tik metus ir pradirbau, tai gal yra susiję. Gerai, tęsiant istoriją apie tą orumą ir apie dizaino žanrus, tai jau žinot, kad atkeliavau iš tokio daiktų dizaino ambicijos į grafinį dizainą ir galvoju, jau pradėjo trendinti UX, UI dizainą, skaitmeninė aplinka ir reikia imtis jos. Tai irgi vienas iš tokių įdomesnių sprendimų gyvenime buvo pirmąjį projektą skaitmeninėje aplinkoje appsą įgyvendinti būtent tokį. Čia, jeigu nesimato iš galo, yra perdimo dalymosi programėlė. Buvo tikras projektas su tikra komanda, kuri turėjo idėją, kuri rado mane, kad padaryčiau visą interfeisą. Ir čia beje grįžau prie piešimo, nebe žalias. Bet turbūt daug mąstyti nereikia, nes tas appsas ten irgi ilgai neišgyveno, žmonės kažkodėl, kinai ten berods nusipirko, bet va čia Europai kažkodėl nenorėjo nieks labai dalintis ir juoktis iš tų perdalų. O ir man buvo gan nelabai tas keisas, kur pasidalinsi ir gausi kitą užsakymą, ne? Tai taip ir liko, va, ištraukiau. Ačiū, Simona. Taip, ir dabar visai pabaigai, paskutinis atvejis, ne taip blogai, būsiu sutaupęs minučių, tik 6 minutėm viršiu laiką. Tai paskutinis atvejis, jau 3 dirbom, ir va sėdi Rūta, Justė, aš, prie tokio projekto šviesos instaliacija, žanras, ir mes visi dizaineriai, dėl to šviesos instaliacijos, su kuriuom dirbom, jos turėdavo visą laiką tokią dedamąją misiją perduoti ir informaciją. Tai čia šiaip buvo užsakymas užsienio reikalų ministerijos vienaip ar kitaip kažkaip populiarinti Europą, ar ne? Tai mes padarėm šviesos instaliaciją, kur šitie krūmai švieselių
perteikė informaciją apie šalies dydį, tai yra aukštis ir burbuliukų kiekis yra žmonių kiekis proporcingai, ar ne? Tai Prancūzija buvo 4,5 metro aukščio ir nebeatsimenu, kiek ten tų burbuliukų, bet bendroji sumoje per visą šalis 900 tų lempučių, ar ne, 300 kvadratinių metrų instaliacija. Ir jinai gavo dizaino apdovanojimą, buvo muziejuje eksponuojama, publikuota kažkur ir pati kulminacija prezidentūros kieme. Dabar žinau, kad nebegerai skamba, nebefainai, prezidentūros kiemas su visais čia politiniais įvykiais, bet tada dar buvo faina. Tai jūs mąstykite apie anuos laikus. Ir buvo jinai pastatyta, kaip sumontuota skirtingiam atvejam 2 ar 3 kartus. Ir gyvenom mes tą gyvenimą ir atėjo dar viena proga, kažkas vėl kviečia, būtent festivalis beje. Sako, Birštone darom, dar tada buvo, čia dabar Vilniuje atsikraustė. Reikia jūsų instaliacijos, labai faina, pastatykit, atvažiuokit, tai gerai, viską susikrovėm, vežėm, lemputės beje, tvarumo ar ne, gal ir nebedraugai, nes lemputės vienkartinės, 900 lempučių, mažyčių, tos, kurį balionus deda ar ne, ir galima išskraidinti, tai tik tam kartui, tai kiekvieną kartą reikia pirkti naujas lemputės. Tai jo pasiruošimas, lempučių reikia nupirkti, kažkur iš Kinijos nusipirkom, baltų lempučių, nes matot visą estetiką ant to pakabinta, aliuminis ir baltos švieselės. Ir 300 kvadratinių metrų erdvė, reikia atstumo, ar ne, kad viską įsisavint, patirt, tos dydžius, mastelius ir taip toliau. Tai mes nuvažiavom į Birštoną, parodė, čia kur daugmaž viskas bus, mes vaikščiojom, išsirinkom vietą, tokia faina pievelė, netoli įėjimo, kur būtent užrašas. Ir pradėjom montuoti nuo pat ryto, lemputę įkišam, ar ne, burbuliukas, smeigiam, ten atsimatavom visus plotus, kur Prancūzija, Lietuva, ten visi kiti reikalai. 300 kvadratinių metrų, 900 burbuliukų, primenu. Ir viską sumontavom, dienos metas, net vakaras netėjo, džiaugiamės, jau mes ne pirmas kartas, jau viską atkalę ir išėjom kažkur į Birštoną, ten pasivaikščiot, kažko ten pavalgyt. Ir grįžinėt pradėjom jau temstant. Grįžinėjom ir žiūrim iš toli. Čia turbūt karma su spalvom. Nes kinietis pasirodo buvo apsukresnis ir neturėjo jis tokio kiekio baltų lempučių, jis gal neturėjo jokio kiekio baltų lempučių, jis tiesiog pardavė visokių lempučių, mėlynų, žalių, kažkokių violetinių. Tai ir mes žiūrim ir tą estetiką, viskas, ar ne, nebe taip, kažkoks pasidarė, toks, nežinau, amžiaus grupė kita, mažų mažiausia, ar ne, ten, gal dėl to vaikai ten pradėjo ištąsyti dalį tų dalykų. Ir negana to, pasirodo, mes įsirinkom vietą, kur šiek tiek vėliau buvo pristatyti tualetai. Ir ta instaliacija iš visų šitų 300 kvadratinių metrų viso ploto patyriminio gavosi tualetų nugarinė dalis. Tai žmonės laukdami tūliką tiesiog žiūrėdavo į tas spalvotas lemputes. Tai moralas šito atveju tiesiog laiku išeiti iš vakarėlio, ar ne? Tiesiog nebedaryti. Tai aš irgi laiku išeinu iš vakarėlio. Ačiū.